Laidoje Auksarankiai matysite. Žurnalistinis tyrimas tik stiprių nervų žiūrovams. Brakonieriai, kas jie tokie? Naudojami įrankiai, taktikos ir grėsmės pašaliniams žmonėms. Gamtą gerbiantys žmonės prieš ją išnaudojančius. Kita tema – dviračių vagys ir naujausios apsisaugojimo priemonės. Patarimai ir eksperimentai. Atsigavo ir pražydo Lietuva. Pavasaris grįžo visa jėga. Lauke šilta, sugrįžo paukščiai, gamta atsinaujina ir žmonės tapo geresni, labiau šypsosi. Deja, kai kuriems pavasarį pabunda patys žemiausi instinktai. Kalbėsime apie brakonierius. Tad kuom brakonierius skiriasi nuo medžiotojo? Susimaišę yra šitos sąvokos ir egzistuoja toks labai jau nihilistinis požiūris į medžiotojus, kai bet koks medžiotojas yra vadinamas brakonierium, net neįsigilinant į esmę. Be jokios abejonės, kad teisėta medžioklė yra griežtai reglamentuota, yra medžioklės įstatymas, yra medžioklės taisyklės. Dabartinės sąlygos tapti medžiotoju, drįstu pasakyti, yra pakankamai griežtos ir sunkios. Visų pirma, tai ne tik tai tam tikrų, sakykime, pažymų surinkimas dėl, kaip čia pavadinti, teisingų ir gerų santykių su teisėsaugos institucijom, nes ten, jeigu esi sukliuvęs vienoje ar kitoje srityje, medžiotojai netapsi sveikatos, irgi tam tikri reikalavimai sveikatai to būsimo medžiotojo, na ir pasirengimas tapti medžiotoju, tai yra privalomi kursai, tai yra kompiuterinis testas, kuriame tik 1500 klausimų. Vien šitą skaičių šį bei tą apibūdina. Neblogas testukas, ar ne? Akivaizdu, kad kartelė intelektui užkelta gana aukštai. Mes aplinkosaugininkai brakonieriais tiksliau vadinam tuos asmenis, kurie šiurkščiai pažeidinėja medžioklės bei žūklės taisyklės. Tai kas yra šiurkštus pažeidimas? Tai tie asmenys, kurie draudžiamais būdais, draudžiamais įrankiais žvejoja arba neleistinų laiku, taipogi draudžiamais būdais, įrankiais medžioja. Vykdoma griežta atranka, todėl ne kiekvienas gali tapti medžiotojų bendruomenės dalimi. Reikia įrodyti, kad esi vertas šio hobio. Todėl visokio plauko tinginiai ir asocialai netampa medžiotojais. Tiesa, situacija su žvejo bilieto gavimo tvarka yra kur kas paprastesnė. Gal todėl pilietis su žvejo bilietu gali pagalvoti, kad jis savo leisti gali daugiau. Šiaip išaiškinama, iš tikrųjų yra daugiau pažeidėjų, kurie nusižengia žūklės taisyklėms. Tai jeigu procentaliai pasižiūrėti, tai žūklės pažeidimų išaiškinama 80-85 procentai, o medžioklės pažeidimų 15-20%. Tai sakykime, kas penktas pažeidimas vidutiniškai yra medžioklės. Paskutiniais atvejais per savaitę vienas asmuo su tinkliniais įrankiais sulaikytas 2 kartus per savaitę. O jeigu paėmus kelių metų statistiką, tai tas pats asmuo sulaikomas jau yra 9 kartą. Čia va šios savaitės rezultatai, o šiaip jeigu žiūrint į kitus rezultatus, tai šiais metais čia kovo mėnesio pabaigoje irgi buvo sulaikytas tas pats asmuo vienas per 3 dienas 2 kartus, žvejojantys draudžiamais tinkliniais įrankiais, o irgi pasižiūrėjo statistiką kelių metų, tai sulaikytas ir draudžiamo būdu, kabliavimo būdu, žvejojantys viename ir kitame vandens telkinyje irgi arti 10 kartų. Nieko savo statistika. 10 kartų pagautas ir vis tiek nesupranta, ką daro. Dabar aišku, kodėl medžiotojų testo klausimynas sudarytas iš 1500 klausimų. Motyvacija, tai žinokit, sunku pasakyti, kokia, sakykime, tie, kurie brakonieriai pakliūna dažnai, tai jie tiesiai šviesiai yra man nekartą pasakę, tiesiai akis rėžė, sako, jūs mane gaudot, aš vis tiek gaudžiu ir gaudysiu. Ir jų tikslas yra pagrindinis, tai arba pagauti žuvį, arba ten neleistinų būdų sugauti žvėrelį ir realizuoti tą produkciją. Jie iš to matyt gyvena. Kai kurie, aišku, tiesiog galbūt pakliūna netinkamoje aplinkoje, netinkamu metu, tiesiog susigundo tą neleistiną veiklą. Tie galbūt padaro išvadas ir daugiau nepakliūna į mūsų akiratį. Nelegali medžioklė ir žvejyba yra labai senas reiškinys.
Senovės Europoje ši veikla buvo labai paplitusi, todėl daugelyje regionų buvo išnaikinta nemažai šiandien įprastų gyvūnų rūšių. Šiais laikais pavojus gyvūnams nėra toks didelis, nes jų priežiūra rūpinasi patys medžiotojai. Istorija jau yra šitą pamoką pateikus, kitaip pasakius, medžiotojai savo laiku, tai yra prieš 200-300 metų, daug kur Europoje buvo persistengę, pavadinkim tai švelniai, kai iš tikrųjų 18-19 amžiuje, dar anksčiau, buvo medžiojama, nepaisant tų gamtos interesų, nesigilinant į pasiekmes, kas bus, tai dabar, sakykime, dabartiniai Lietuvos žmonės pakankamai sunkiai gali turbūt net įsivaizduoti, kad daugybės gyvūnų, kurie yra dabar įprasti, gausūs, kai kurie net savo gausumo problemas keliantys, netaip seniai prieš 100 metų, prieš 100 metų Lietuvoje nebuvo. Dažniausiai vienas brakonierius arba jų grupė naudoja tik vieną būdą gyvūnams gaudyti, bet arsenalas nėra mažas. Štai tik dalis konfiskuotų įrankių. Va čia šitas įrankis, tai yra akivaizdus jūrinis kotas, jūrinė rytė. Tiesiog net ne valas, o šniūras kaproninis, svarmuo, didžiuliai kabliai, skirti būtent lašišų gaudymų iškabinamojų būdų. Metama prie kaupo svarmuo su kabliais ir stengiamasi užkirsti lašišą. O čia šitie įrankiai, tai pasakysiu taip, duriamuoju būdu gaudyti žuvis. Tai balandžio mėnesį būtent lydekas neršiančias vandens telkinių sekliuose vietose, būtent pakraščiuose. O kitų periodų, būtent gegužės birželio mėnesiais, tai kai neršia karšiai, kai neršia lynai, tai tamsiojo paros metu ežerų pakrantėmis, plaukdami, pasišviesdami prožektoriais, naudodami akumuliatorių bateriją, tiesiog plaukia, pritvirtindami, aišku, kotus ilgus, čia matome, nulaužtas buvo, čia buvo 6 metrų kotas ir bado ta žuvis. O štai netikėčiausias ir vienas įdomiausių iš konfiskuotų ginklų. Lietuvoje pagal medžioklės taisyklės iš tokio lanko medžioklė yra draudžiama, bet šių metų balandžio 1 dienomis su šituo lanku būtent ir turėdamas šitas 3 strėles, vienas medžiotojas ryžosi pamedžioti bebrų. Ir kas įdomiausia, kad tą medžioklę jisai nelegalią ir neteisėtą medžioklę susiorganizavo Vilniuje. Faktiškai miesto prieigose prie Neries upės. Aišku, tas asmuo už tokią veiką buvo nubaustas, administracinė nuobauda, tai būtent atimta teisė medžioti, kadangi jisai buvo medžiotojas ir konfiskuotas šitas lankas su šiomis strėlėmis. Turbūt šitas pažeidėjas labai norėjo būti Robinu Hoodu, bet gavosi, kad tapo apgailėtinu brakonieriumi. Gyvenimas jį be gailesčio pamokė, kad ne visos svajonės pildosi. Visi šie daiktai labai panašūs į sadistinius kankinimo įrenginius, o ne garbingos medžioklės ar žvejybos įrankius. Peršasi išvada, kad brakonieriavimu užsiima jokios savigarbos ir talento neturintys žmonės. Nesugebėdami žaisti pagal taisykles, jie ima jas laužyti. Ar iš tiesų taip yra? O šiaip tai aišku, brakonieriai tobulėja. Tobulumas yra tas, kad slepia labiau tuos įrankius draudžiamus kažkur, tai jeigu ten tinklus stato, tai giliau kažkur po vandeniu paslėpia, ne taip lengva surasti. Stato tuos tinklus tamsiu paros metu. Jeigu medžiotojai, tai irgi tamsiu metu važinėja, naudojasi, tie turtingesni naudojasi visokiausiamis priemonėmis ir naktinio matymo prietaisais, ir termovizoriais. Šautuvai yra su tam tikrom optikom, kur tikrai gerai matosi. Aišku, atitinkamas kontingentas yra tų kilpininkų, bet irgi yra atsargus. Kilpininkas eina, sakykime, tikrinti savo kilpų, pasiima šuniuką. Pabandykit suorganizuoti pasalą kažkur, kad šuniukas neužuostų. Kad ir koks jau ten šuniukas, pasakysiu, kabutėse bukas bebūtų, žmogų tikrai užuodžia ir jaučia. Jisai praėjo su šuniuku, viskas. Šuniukas pasidarė irzlus, pradėjo inkšt ar balot, jisai viskas nebeina. Arba, sakykime, tas pats atvejis irgi plaukia su valtim tinklų tikrinti, irgi šuniuką įima. Ateina prie valties, jisai krantų šuniukas kažką užuodė, pradėjo urkst, plot, viskas, jisai nebeina. Kaip ir saugiklis.
Šiais laikais visi turime filmuojančius telefonus, todėl jei matote nelegalią veiklą, nenusisukite ir nebijokite. Užfiksuokite pažeidėjus ir praneškite bendruoju pagalbos telefonu 112. Sakoma, kartą išmokęs važiuoti dviračiu, mokėsi tai daryti visą gyvenimą. Važiavimas juo yra vienas iš paprastų malonumų, praskaidrinančių eilinę dieną. Kiekvienam smagu prisiminti savo pirmąjį blizgantį dviratuką. Beveik visuose namuose galima rasti bent vieną dviratininką, kuris į parduotuvę ar į darbą važiuoja būtent dviračiu. O kaime jis dažnam yra pagrindinė transporto priemonė. Dviračių mėgėjų mūsų šalyje yra daugybė, tačiau dažnas jau yra patyręs vagystės šoką. Deja, faktas tas, kad vieni savo dviračiams sąžiningai uždirba, o kiti iš jų vagia. Dviračių vagystės yra nuolatinis reiškinys, o Vilniaus mieste jų pavagiama daugiausia. Sostinės gatvėse klausėme žmonių, kaip jie rūpinasi savo dviračių saugumu. Kaip jūs rūpinate savo dviračio saugumu? Nelabai rūpinasi iš tikrųjų, ne. Kaip jūs, pavyzdžiui, rūpinatės, kur palikinėjat, kaip jį rakinat? Kadangi dviratis nėra pats brangiausias, tai paprasta spina. Šiuo atveju, kol kas, dar važiavau su juo. Aišku, nesinori jo prarasti, tai visą laiką stengiasi taip protingai pasidėti. Neprirakinu, aš su savimi nešiojasi. Tai dabar dažnai, kaip dabar, tai būnu šalia, aš jį prakinu, gan ir grandinę turiu. Nusiperki senukose grandinę, spyną ir rakini, bet vis tiek ten nusikerpa. Nes ir senukose, kai perki, tai patys ir atkerpa tą spyną. Tai čia buvo tiesiog prie parduotuvės, bet mes jau ten buvom naivus jauni ir pastatėm neprirakintą. Ir išėjau į parduotuvę, grįžom ir buvo pavogtas. Bet mūsų tėtis sakė, ne, taip negalima palikti. Mes sėdom ir suradom, nes toli negalėjo nuvažiuoti. Ir ten jau kažkur pardavinėjo maždaug 3 km spindulių vieni pacanai kitiems. Čia kaip yra filmas. Tai mes atsėmėm tą dviratį. Italų filmas senas, dviračių vagis irgi buvo Jo, panašiai. apie tėvą ir sūnų. Taip, iš kurių pavogė. Čia gal visiems reiktų pažiūrėti, gal tada ten sužinotų reikėtų tas šitą filmą niuansus, pažiūrėti. kaip reiktų elgtis iš tikrųjų. Kaip jūs rūpinate savo dviračio saugumu? Turite specialų užraktą? O gal jį pasigaminote patys? Šiaip prie prekybos centrų aš prirakinu su ta spina, prirakinu taip, kad negalėtų jo pasimti, tik tai jau panaudoja spec priemonės, nes spinos taip paprastai nenuimsi, reikia žirklės turėti netgi šitom. Žmonės vaikšto, tai stengiasi, kad prie žmonių būtų. Praktiškai yra 3 būdai jas pavogti. Tai visų pirma laiptinės. Žmonės išsitraukia iš sandėliukų, laiko laiptinėse. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, vėlgi tie patys garažai ir sandėliukai. Ir trečias dalykas, jau viešoji vieta. Atvažiavus prie prekybos centrų, prie mokymosi įstaigų, prie tam tikrų kitų įstaigų, palieka dviračius ir dėja, bet jie yra vagiami. Statistiškai dviračio vagystė vidutiniškai užtrunka apie 10 sekundžių. Kelioms minutėms dviratį palikę be priežiūros, galite jo neberasti. O jeigu dviračio pavogti nepavyko, galite netekti lengvai nuimamų aksesuarų. Vienoje iš didžiausių Vilniaus dviračių parduotuvių klausėme, kokios yra apsaugos priemonės dviračiams. Apsaugos priemonės yra trosai, grandinės, ulokai, kitaip tariant, formos, metalo spinos. Yra sulankstomos, dar yra spaustukai įvairūs atskirai ratam, sėdynėm, balneliam, ta prasme priveršti, kad jų negalim būtų taip paprastai pro šalį praeinant atsikabinti ir nusinešti. Taip, tai yra trosinė spina, yra rašto 18 mm troselis, yra dengtas metalu. Tai yra viena iš pigiausių spinų, kuri kainuoja 21 litą. Pati paprasčiausia spina, kurią galima nukirpti su tikrai nebrangiom, nedidelėm žirklėm. Rimtesnis variantas yra U formos spina. Čia jau eina vientisas metalas 13 mm, netrosas. Jį jau nukirpti reiktų rimtesnio įrankio, bet šitoj būtent spinoj silpnoji vieta yra pati spinelė. Tokią spinelę išlaužti irgi nėra sunku, kaip ir paprastas duris atrakinti. Čia yra kriptonito spinos. Tai yra įmonė, kuri gamina konkrečiai spinas, jinai tom specializuojasi, turi savo lygius,
saugumo, iki 12. Kaip mato, šita spina yra 9 lygio, tai yra tikrai saugi. Vadinasi, Mini 5. Joje jau yra įmontuota saugi pati spinelė. Plius tai yra 13 storis, yra 13 mm grūdintas plienas, kurį netai paprasta nukirpti. Čia jau reiktų rimtesnių žirklių. Dar yra privalumas, kad jinai yra maža. Kiek girdėjau, kad galima tokias didesnės spinas kerpa su pneumatiniam keltuvais, pneumatiniais, kuriuos galima įkišti ir jie išplečia tiesiog, išlaužia tą spiną. Tai jau į tokią spinelę jau tiesiog neįmanoma bus įstatyti to pneumatinio ir su juo išplėšti. Dar viena iš saugumo priemonių tai yra signalizacija. Taip yra mašina, taip galima įdiegti tą signalizaciją ir ant dviračio. Nedidelis aparatėlis tvirtinamas prie dviračio, 3 skaičių kombinacija. Įvedate savo sugalvotą skaičių, kombinaciją ir paliekate dviratį stovėti ramybės būsenai, tam, kad jis nejudėtų. Ir dviračiui, jeigu kažkas tai sumanytų jūsų dviratį pasisavinti, pradėtų jį varytis ar traukti, šita signalizacija duoda įspėjimą į signalą, jis yra gan garsus, 110 decibelų. Ir po pirmo signalo, jeigu dviratis vis tiek juda, įsijungia pati signalizacija ir jinai pradeda kaukti. Tai nėra bloga mintis, sakykime. Mano asmeniniu požiūriu, signalizacija yra tada, kada tu jos lauki, kada jinai suveiks. Bet jeigu sumontuoji signalizaciją vien tik tai tam, kad ramiau jaustis, tai tikrai tai nepadės. Jeigu dviratis su sumontuota signalizacija yra kažkur netoliese ir tu esi pasiruošęs tam, kad jį gali suveikti, tai be abejo, tai labai padės. Tačiau jei numetus dviratį neatsargiai, sakykime, atvažiavus prie didelio prekybos centro, jį palikus ir po 2 valandų ateiti pažiūrėti, nežinau, ar jie labai padės tą signalizaciją. Turbūt ne vienas dabar susimastėte, kiek galėtumėte išleisti savo dviračio saugumui. Patarimas paprastas. Jeigu pirksite nebrangų dviratį ir pigią spyną, šansai, kad jūsų dviratis bus pavogtas, yra labai dideli. O praradę dviratį vėl turėsite leisti pinigus naujam. Tačiau jei investuosite į patikimas ir kokybiškas apsaugos priemonės, galimas daiktas, kad jūs net sutaupysite. Realiai perkant dviratį už kokius 2000, tai į spyną reiktų investuoti nuo 10 iki 20% dviračio sumos į spyną. Realiai, jeigu dviratis kainuoja 2000 litų, tai spyna mažiausiai turėtų kainuoti kažkur tai 200 litų. Čia minimum. Dažnai būna, kad dviračio vertė yra 1500 litų, 2000 litų, prabangesni dviračiai, o spyna, kuria yra jie prirakinami, pareiškiai nurodo vertę apie 13 litų, 15 litų. Tai be abejo, kad tokias spynas yra nesunku įveikti, sugadinti trosą arba sugadinti pačią spynelę. Tai aš manau, tai turi reikšmės. Ir patarimas būtų investuoti į spyną. Iš tikrųjų, investuoti į spyną, kadangi jeigu stovės 5 dviračiai su skirtingom spynom, tai tikrai bus pavogtas tas, kurio spyna yra pati paprasčiausia. Dažnas, prirakindamas dviratį mieste, pasikliauja aplinkinių žmonių budrumu ir geranoriškumu. Juk tikrai dažnai raminate save mintimis apie apdairius ir pilietiškus nepažįstamuosius. Kažin, ar tokia strategija yra teisinga? Eilinėje miesto vietoje imituojame vagystę ir žiūrėsime, kaip į tai reaguos aplinkiniai žmonės. Ką? Ką jūs čia darot? Dirbu. Kaip dirbat? Vagia dviratį gal? Ne, čia mano dviratis. O tai kaip dabar žinot, kad jūs čia su replėm kerpat šitą? Aš spynelę pamečiau. Vagia dviratį, tai gal... Ne, tai aš spynelę pamečiau, tai čia, ta prasme, tai, raktelį, tai čia mano dviratis tikrai. O kaip dabar žinot, ar čia jūsų dviratis, ar čia ne jūsų? Bet jeigu aš, ta prasme, tai aš negaliu įrodyti, nes aš raktelį pamečiau.
važiavau mašiną ir sakau, Simona, žiūrėk, vagia dviratis, staigiai šoka. Aišku, o jūs, ta prasme, jeigu jau tai pastebėtumėt visą laiką, taip reiškia, tai aišku, nes, žinai, patys su dviračiais važinėjom, man pačiam yra irgi pavogę dviračius, tai žinau, ką tai reiškia, žinai, kada tu ateini ir staiga nėra. Ir kiekvieną kartą eidamas į parduotuvę, iš tiesų pergyveni, kad, kas bus, ar grįžęs rasi ar nerasi, žinai, ir, nesinorėtų, kad taip atsitiktų. O kaip supratot, kad, ta prasme, kad vagiu, kad ne šiaip, pavyzdžiui, bandau atrakinti? Matosi, kad replės? Matosi. Labai akivaizdžiai. Aišku. Štai tokios tokelės. Išvada paprasta. Jūsų dviračio saugumas yra jūsų rankose ir tik nuo jūsų pasiruošimo priklauso, ar ilga pirštis prieš jūs laimės. Situacija atrodo visai nepalanki draugiškiams žmonėms. Gali susidaryti įspūdis, kad mėgautis dviračiu mieste beveik neįmanoma. Iš tikrųjų viską pavogia kaip nori, tai niekaip neapsaugosi. Galų gale ateis piktas dėdė, paprašys ir atiduosi. O tai kaip manot, kokia tada išeitis tokia situacija? Jeigu nori gero dviračio ir jį tada atrodo ir pirkti negali gero dviračio? Tai gali nusipirkti dviratį iš parduotuvės už 5000, apsidraust ir tada važinėti savo. Tai tokia atveju manot saugiausia, taip jei pavogs pinigus grąžins viskas, tada pigu. Draudimo bendrovės eksperto pasiteiravome, ar galima apdrausti dviratį. Taip, dviratį apdrausti galima, tik tai verta paminėti du labai svarbius dalykus. Tai pirmas, kad tik vieno dviračio apdrausti nebus galimybių Lietuvoje, tai yra, kad klientas turi drausti ir namų turtą. Antras svarbus dalykas yra, kad klientas turi žinoti savo poreikį, kur jis nori drausti tą dviratį. Tai yra, pavyzdžiui, kad, kaip ir minėjau prieš tai, kad jeigu tu apdrausi namų turtą, tai dviratis automatiškai pastato viduje, kur draudžiamas namų turtas, kuris ten yra, jis yra apdraudžiamas nuo tų pačių rizikų. Tai yra ugnis, vagystė, apiplėšimas, gaisras ar gamtinės jėgos ar vandens užpylimas. Jis bus apdraustas automatiškai, kartu su namų turto draudimu. Tačiau dažnai klientai teiraujasi paslaugos apie už pastato ribas, pavyzdžiui, važiuoju į mišką, važiuoju į parduotuvę, keliauju ir panašiai. Tai tokiu atveju taip pat galima apdrausti, tiesiog reikalinga papildoma apsauga ir papildoma už tai paimama įmoka. Specialių reikalavimų rakinimo įtaisams nėra, svarbu tai, kad dviratis būtų prirakintas ir kad vagystės atveju jis nebūtų paliktas visiškai be priežiūros. Čia yra svarbiausias momentas, kad būtų prie stacionaraus objekto. Ruošdami šią laidą sutikome daug žmonių, kurie sakė esą labai nusivylę policijos darbu tyriant dviračių vagystes. Jie teigia, kad policija nieko nedaro, nes visi atvejai, kada pavogtas dviratis buvo susigrąžintas, buvo pačių nukentėjusiųjų nuopelnas. Turbūt esate girdėję pasakojimų, kai žmonės randa savo dviratį pardavinėjamą vietinėme turguje arba internete. Apsilankėme pas pareigūnus ir pasiteiravome, kokia yra tikroji padėtis. Bet kokiu atveju, jeigu žmogus kreipiasi į policiją, yra pradedamas ikiteisminis tyrimas, medžiagos patikslinimas, bet koks pareiškimas yra tyrimas ir nagrinėjimas, bet kuria forma. Tai gali būti įvairios tiesiog formos, gali būti pradėtas ikiteisminis tyrimas, gali būti nepradėtas, tam priklauso nuo daugelio aplinkybių. Sakykime, realiai šiai dienai turim 45 ikiteisminius tyrimus, iš jų 8 yra išaiškinti. Šiandien mes turim 2 žmonės areštinėje uždarytus už dviračių vagystes. Vienas yra ieškomas, taip pat ieškoma netgi moterų, kadangi gaunama informacija apie tai, kad dviračius vagia ir moteris. Kad palengvinti mums tyrimą, žmogus turėtų pasirūpinti turėti, to dviračio numerį, rėmo numerį, žinoti pavadinimą. Iš 45 tų dviračių kažkur tai, sakykime, apie 15 net nežino pavadinimų. Mano dviratis buvo išskirtinis, žaliai baltos spalvos. Nenorėčiau kritikuoti, tačiau tai nėra labai didelė pagalba tyriant ir ieškant to dviračio. Jeigu žmogus neturi to dviračio dokumentų, tai nemanau, kad yra sunku apversti ir užsirašyti dviračio numerį. Taip pat mes siūlome žymėti dviračius policijos įstaigose. 2011 metais buvo mūsų komisariate pažymėta 30 dviračių, šiais metais jau 24. Tai manau, ta paslauga yra iš tikrųjų naudinga, kadangi tai yra slaptas žymėjimas, tai nėra ta vieta, apie kurią visi žino. Yra registruojami visi tie dviračiai ir tai žymiai palengvins mums, būdus, kaip atpažinti po to. Šiandien tiek. Iki susitikimo kitoje laidoje.